Daugiau nei 2 kadencijos metai atnešė iššūkių. Tačiau kartu pavyko žengti ne vieną drąsų žingsnį į ateitį. Noriu papasakoti apie tai, ką Laisvės partijai pavyko nuveikti žmogaus teisų srityje. Civilinės sąjungos įstatymo projektas tapo politinės darbotvarkės prioritetu. Taip, teko sulaužyti nemažai iečių ir ieškoti kompromisų. Tačiau vis dar tikime, kad žmonių lygybė ir meilė nugalės. Pasirūpiname įstatymo pakeitimais, leidžiančiais užtikrinti, kad smurto artimoje aplinkoje aukos gautų visą reikiamą socialinę, teisinę ir medicininę pagalbą, o smurtaujantis asmenys būtų įpareigoti laikinai išsikraustyti iš artimos aplinkos. Užtikriname galimybę translyčiams asmenims be teismo sprendimo pasikeisti asmens tapatybės dokumentuose vardo ir pavardės įrašus ir gauti reikalingas sveikatos priežiūros paslaugas. Prisidėjome prie to, kad būtų uždrausti Rusijos režimą šlovinantis ir ukrainiečių žeminantis simboliai. Ir viso to nebūtų be jūsų pasitikėjimo. Ir toliau norime rodyti, kad esame jo verti, kad kelionė į ateitį tęstųsi. Ir toliau principingai sieksime, kad Lietuva ryžtingai žengtų į vakarus. Nesvarbu, apie ką kalbame. Ar apie teisinį tos pačios lyties šeimų pripažinimą, ar apie Stambulo konvenciją, ar apie skirtingą galią turinčių žmonių integraciją, Lietuva privalo nustoti gręžiotis į rytus ir tapti moderne Europos valstybe. Ir to pokyčio garantas yra Laisvės partija. Kurkime ateitį drauge. Prisidėk.